Mėgstu spręsti galvosūkius, imtis iššūkių. Turime atvirų pozicijų Lietuvoje ir toliau samdome. Labai apsidžiaugiau, kai gavau pasiūlymą iš Vention kompanijos per LinkedIną. Labai svarbu suvokti, jog tai yra maratonas, o ne sprintas. Savo keliu sutikau žmonių, kurie tikrai sėkmingai ryžosi tam, pakeitė karjerą ir sėkmingai darbuojasi persikvalifikavę. Bendradarbiavimas su Vilnius Coding School šiek tiek gal iš mūsų įmonės pačios pusės turi tokią kaip ir pilietinę misiją. Profesinis kelias yra toks, kad aš baigiau sociologijos studijas, bet pagal specialybę niekada ir nedirbau, kadangi pradėjau dirbti informacinių technologijų kompanijai, projektų valdymo srityje, pozicijose ir dirbau keletą metų vairiose kompanijose, arba IT, arba su to susijusiose kompanijose. O paskui su partnerė ėmėmės nuosavo verslo ir pradėjome teikti paslaugas suaugusiųjų ir vaikų švietimo srityje. Vention yra skaitmeninių technologijų vystymo įmonė. Mes esame, sakykime, technologijų verslams partneris, kuris padeda nuo A iki Z išvystyti jų produktą, paslaugą ir padėti su skaitmeninės transformacijos kelionė. Lietuvoje įsikūrėme 2022 metų vasarą. Šiuo metu turime apie 200 darbuotojų ir grupės mastu veikiame iš 20 lokacijų. Tai esame ganėtinai didelė IT įmonė. Mėgstu spręsti galvosūkius, imtis iššūkių, gilintis į detalės, tai kažkaip pagalvojau, kad gal testuotojo pozicija tiktų. Tas mėnuo tikrai neprailgo, buvo įdomu, naudinga, lektorius šaunus buvo, visus kažkaip motyvavo ir padėjo kiekvienam pagal jų lygį tų dalykų naujų mokytis. Ir tikrai visi baigė, buvom tokie užsidegę toliau ieškoti darbų ir tas žinias pritaikyti kažkaip praktiškai. IT sektoriuje yra jaučiamas šioks toks atvėsimas, ypač 2023 metų antroje pusėje. Tas ekonominis neapibrėžtumas, taip pat augančios palūkanų normos tikrai privertė ir IT industrijos įmonės persižiūrėti savo augimo planus, savo kaštų struktūrą ir taip toliau. Tai tikrai tas yra jaučiama ir 2024 metų, sakykime, pirmame ketvirtyje. Tas ekonominis neapibrėžtumas šiek tiek išlieka. Mūsų kompanija vis dėlto vis tiek veikia globalioje rinkoje ir pagrindinė mūsų rinka yra Jungtinės Amerikos valstijos. Tai tenai nuotaikos yra šiek tiek optimistiškesnės. Tikrai jaučiame ir turime atvirų pozicijų Lietuvoje ir toliau samdome. Aš iš tikrųjų suvokiau tą dalyką, baigus mokymus, kad reiks įdėti daug daugiau pastangų ir nebus taip lengva, norint tikrai įvaldyti šitą dalyką. Ir įmonės paieškos dažnai atsimušdavo į tuo, kad gaudavo neigiamus atsakymus, nes tik tai pabaigus kursus, be patirties. Tai labai apsidžiaugiau, kai gavau pasiūlymą iš Vention kompanijos per LinkedIną aplikuoti į praktikos poziciją. Mes tai vertinam labai pozityviai. Vis dėlto, man atrodo, yra labai svarbu suvokti, jog tai yra maratonas, o ne sprintas. Ir labai svarbu ryžtingai nusiteikti karjeros pokyčių. Todėl tikrai labai svarbu turėti ir parodyti ryžtą, ambiciją, smalsumą, tą, kaip sakant, can-do attitude ir parodyti, taip sakant, įmoniai, kad esi pasiruošęs tam sėkmingam karjeros pokyčiui.
akademinis, sakykime, išsilavinimas tikrai nėra kertinis momentas. Mes apskritai gal vertiname tokį kaip ir platesnį kandidato profilį ir fitą. Man atrodo, tai yra ne tik kiek pačiai įmoniai, projektui, klientui svarbu, bet tiek pat ir pačiam kandidatui rasti tą kompaniją, erdvę, komandą, kurioje jis jaustųsi puikiai ir galėtų toliau sėkmingai planuoti ateities karjerą, sakykime. Šiuo metu ir dirbu būtent automatinio testavimo pozicijoje, Automation QA. Kartu su komanda mes kuriam, atnaujinam automatinius testus. Dažniausiai mūsų patirtis rodo, kad pradedantieji startuoja testuotojo pozicijose. Man atrodo, tai yra toks, sakykime, viduriukas, kur tie gali prisiliesti prie pačio projekto verslo ir problemos sprendimo, bet taip pat tai nereikalauja super itin komplikuotų techninių žinių. Viena priklauso nuo to, koks yra projekto etapas, ar tai yra paleidimo laikotarpis, naujų funkcionalumų, tuomet reikia žiūrėti, ar nėra klaidų. Jeigu jos yra, tai tuomet jas taisyti kuo skubiau. O kita dalis darbų tai yra būtent pačių testų, naujų testų kūrimas, ką mes darom taip pat kiekvieną dieną. Bendradarbiavimas su Vilnius Coding School šiek tiek gal iš mūsų įmonės pačios pusės turi tokią kaip ir pilietinę misiją. Tai mums tikrai yra svarbu, kad IT sektorius, technologijų sektorius taptų Lietuvos ekonominiu varikliu ir taip pat konkurenciniu pranašumu. Savo keliu sutikau žmonių, kurie tikrai sėkmingai ryžosi tam, pakeitė karjerą ir sėkmingai darbuojasi persikvalifikavę. Taip pat žinau žmonių, kurie pabandė, ryžosi, suprato, kad tas darbas, ta veikla tikrai galbūt netitinka jų lūkesčių, bet tuomet sėkmingai ir užtikrintai grįžo į savo buvusias pozicijas, savo ankstesnės karjeras tęsė toliau. Tai aš manau, tiesiog reikia ryžtis ir pabandyti. Būkite drąsūs, darykite pokytį, tai yra tikrai gyvenimą keičiantys pokyčiai ir turėtumėt drąsiais žingsniais žengti tuos žingsnius ir atlikti tą pokytį, o mes bandysime prisidėti prie to, kaip galėsime.